Labas, esu Kristina ir šį kartą pasidalinsiu su tavim apie Essence namų kvapus. Tai ką noriu pasidalinti? Pirmiausia, atkreipdėmėsi, kad Essence namų kvapai yra su eteriniais aliejais. Ar tu pasirinksi rinkinuką, ar tu pasirinksi tik tai papildymą, tai jie yra su eteriniais aliejais. Kodėl tai yra aktualu? Todėl, kad jeigu tu dirbi grožio salone arba tu perkiesi į namus, tu niekada nežinai, kas pas tavai iš šeimos narių galbūt turi linkimą į astmą. Aš pati tokio dalyko nežinojau ir paskui sužinojau, kai mano vaikas tiesiog vis sirgdavo uždegimų plaučių, kad daktarė ištyrus sakė, kad vaikas turi polinkį į astmą, kas iš tikrųjų yra neįtikėtina, nes šeimoje nėra nei vieno žmogaus. Tai va, tai dabar ką tau reikia žinoti apie namų kvapus? Čia kadangi trupučiuką propakavau, gavau pasidalinsiu ir parodyti vizualiai, kaip tai atrodo. Tai tu gali ką rasti e-shop'e, tai yra namų kvapų papildymas, tai yra 150 ml. Pasirinkimas yra tikrai platus, todėl kad visi namų kvapai iš tikrųjų jie yra suskirstyti. Vienas aromatas yra tas, kuris patinka moterim, kuris, pavyzdžiui, mėgsta rytietiškus, kas mėgsta gėlių kvapas, kam patinka gaivumas, yra gaivos aromatas, kam patinka tokia mistika, tada sakau šitą išsirinkti, kam patinka vaisiai, su mango yra. Ir taip pat skirtumas. Čia, pavyzdžiui, yra rinkinukas. Šitą labai rekomenduoju iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, galbūt yra kokios vestuvės, gimtadienis, nori dovanoti kažką išskirtinio pasakiško grožio, tai rekomenduoju būtent šitą rinkinuką. Kodėl jį? Todėl, kad čia bus viskas. Tai bus ir supakavimas, tau arba nieko nereikės daryti, arba užtat kaspinėlį tiesiog, nes tokia didelė graži dėžutė yra. Tiesiog pilna, aš jau čia propakavau namams. O čia, tarkim, yra tik tai papildymas, 150 ml, bet paskui žmogus galės pasipildyti. O dabar ką tu čia atrasi tam pilnam rinkinukui? Pilnam rinkinukais yra su apsauga, labai saugiai dėl to keliauja. Tada lazdelės yra natūralios, beje, nesintetinės. Ir užtenka šiaip įdėti 3 lazdelės, gali dėti visas, bet tikrai bus stiprus kvapas, dėl to rekomenduoju 3, daugiausiai 4. Tada rasi namų kvapų papildymą, tai yra 200 ml, ten prieš tai buvo 150. Ir šitas buteliukas, dabar pasakysiu iš karto, kaip naudojasi. Namų kvapai šitie labai ilgai naudojasi. Gal tau kils klausimas apie kainą, bet tikrai žinok, kad naudosis labai ilgai. Dabar, kuo skiriasi šitas namų kvapas ir taip pat kitas kvapas, kurį tu rasi, bus baltose pakuotėse, tai tiesiog, kad tenai indas yra permatomas. Ne toksai melsvas, bet permatomas. Šitas yra tiesiog sukurtas būtent tiem, kam patinka. Tokia, kaip aš sakau, mistika, toksai žavesys, kažkokia aistra, pritaikyta galbūt labai yra gražu miegamajam, tiesiog būtent tokia melsvos spalva. Taip pat grožio salonams aš labai rekomenduoju kepyklom, nes iš tikrųjų tai yra tokie kvapai yra, kad jeigu žmogui bus estetika, romantika, grožis, prabanga, nes tie kvapai, jie persipina, tai nėra vienos natos kvapas, tai yra labai daug natų, yra 3 natos, kuriuose dar persipina gėlės, ten yra gal 9 skirtingi aromatai kiekvienam namų kvape, tai iš tikrųjų tokia prabanga žmogui praeinant, kai oro molekulės suveikia su tais kvapais, tai atsiskleidžia tikrai, pasakiškas, tikrai nebus gėda, jeigu bus kepykla ir namuose ar grožio salone prabangiam, šitie aromatai tikrai nebus gėda, nes jos labai įvertina iš tikrųjų teigiamai žmonės. Pradžioje būna dėl kainos klausimas, bet kai įsigyja, kai pabando, tai sako, wow. Ir namų kvapai dabar kaip naudojasi. Į šitą buteliuką, šito skysčio reikia įpilti nedaugiau trečdalį, tai yra tik tai tiek. Kodėl tik tiek? Jie yra su eteriniais aliejais ir jie labai stiprus. Jeigu netyčia tu įpilsi pusę, bus tikrai siaubas, nes kvepės beprotiškai. Dėl to pilama yra tik trečdalis ir dėmesio. Įpylus trečdalį šito skysčio naudojamas yra 6 savaitės. 6, kitiems būna 8. Tai reiškia, tiek įpylus tu turėsi 2 mėnesius. Tai tiek įpylus iš šito buteliuko arba net iš papildymo, tu realiai tiek papildymą, tiek tą skystį naudosi tikrai kokią pusę metų arba metus. Tai tu, kai išdalini tą kainą, gaunasi juokinga, nes tai yra tikrai tos, kurios naudoja standartiškai, kaip aš sakiau, pilu, tai jos dažniausiai naudoja šitą maždaug apie metus, tarkim, viduriuką paimant, tai būtų kokie 8 mėnesiai. Tai tikrai žmonės, ko džiaugiasi, kad tai taupu, ilgai naudojasi. Taip pat eteriniai aliejai, kaip sakau, galbūt jeigu žmogus būtų su astma, tai tikrai kokybė super, nes jeigu tu, pavyzdžiui, dirbi grožio salone, tai labai svarbu yra, kuo kvepia namai. Tai tiesiog nežinai, koks žmogus užėjęs, padlaba, kuo kvepia, tai tiesiog nerizikuosi, kad žmogui bus negera. Kvapai skleidžiasi po trupučiuką, tą lazdelį, jeigu nori stipresnio aromato, tiesiog užtenka apversti. Ir kadangi lazdelė natūraliai yra, per ją kylant kvapo, įsigeria ir viršutinė dalis, pajudinus su oru, tiesiog virpant lazdelį, oro molekulė sukontaktuoja ir išsiskleidžia. Tai tą turi eteriniai aliejai, kadangi jie yra
Va būtent lakus kontaktuoja su oro molekulė, jie prilimpa prie oro molekulės. Tai dėl to tas kvapas taip sklinda lietai, po truputį, neskubant, ne iš karto visas aromatas, nėra, kad išgaruotų, skystis viduje yra ir tu nieko neužuodi. Tai aš labai rekomenduoju pradžiai tikrai pabandyti būtinai užsisakyti visą rinkinį, tam, kad tu gautum ir gražų, labai tikrai estetišką stiklinį indą, kurį, pavyzdžiui, mūsų namuose mes turim nuo 20 metų. Šitą indą ir jisai puikiausiai naudojasi, išlieka labai labai gražus ir tikrai namai kvepia kukliai, santūriai, gražiai, jeigu norim stipriau, įsipilam daugiau. Atsiliepimų yra begalės. Jeigu tau reikės, rašyk, klausk, komentuok ir aš padėsiu. Jeigu naudingas video, būtinai užprenumeruok ir taip pat užtiek laiką, pakomentuok, galbūt tu ieškai kvapo, jeigu turėsi klausimų, rašyk Kristina Uleckaitė @gmail.com arba ras mane Facebook'e. Kristina Monžodienė. Iki.